Susipažinkite. Tai naujasis trečios kartos Volkswagen Tiguan. Tiguan yra vienas populiariausių Volkswagen modelių, kurių buvo parduota daugiau nei 7 milijonai 800 tūkstančių vienetų. Atkreipkite dėmesį į šio crossoverio kėbulą. Jis sukurtas visiškai iš naujo. Tačiau dizainas ne vienintelė naujovė. Naująjį Tiguan galima įsigyti su hibridiniu varikliu arba iš tinklo įkraunamu hibridiniu varikliu, kuris viena įkrova gali įveikti net 120 km. Jeigu šių argumentų pakanka, tai Tiguan galite įsigyti nuo 31 300 eurų. O jeigu norite dar pasvarstyti, tai žiūrėkit toliau, nes mes turim ką jums parodyti. Naujasis Tiguan mane žavi savo tvirtų ir sportiškų dizainų, o lygdant su praeitos kartos modeliu jis išties išsiskiria savo išvaizdą. Jeigu jums, kaip ir man, svarbi kiekviena detalė, nustebsite sužinoję, kad naujasis Volkswagen Tiguan dizainas leido sumažinti oro pasipriešinimo koeficientą nuo 0,33 iki 0,28, o tai reiškia dar efektyvesnį važiavimą. Automobilio komplektacijoje galima pasirinkti įprastus LED žibintus arba IQ Light HD matricinius žibintus turinčius net 38 400 pikselių. O tai reiškia ne tik kokybišką važiavimą tamsoje, bet ir prabangesnį automobilio išvaizdą. Standartiniai modeliai siūlomi su 17 colių ratlankiais, bet jeigu norit dar drąsesnės išvaizdos, siūlau rinktis 20. Volkswagen Tiguan tinkamas ir tada, kai reikia pervežti šiek tiek didesnį krovinį. Standartinė 652 litrų bagažinė turi dvigubą dugną, kuris gali ir prasigilinti ir prisitaikyti prie jūsų kasdienių poreikių, nesvarbu, ar reiktų pervežti krūvą dėžių ar maisto produktus. Atrodo, kad kartais Tiguan tiesiog žino, ko reikia patogiam gyvenimui. Atsižvelgiant į klientų pageidavimus, automobilio salonas buvo atnaujintas. Ir stebėdamas, kokios aukštos kokybės yra medžiagos, galiu pasakyti tik tiek, kad Volkswagen mylėtojai turi puikų skonį. Tam, kad centrinė konsolė būtų kuo mažiau apkrauta, pavarų perjungimo svirtis buvo perkelta šalia vairo. Vietoje jos centrinis valdymo ratukas. Šiuo ratuku naudotis labai paprasta, tiesiog pasukite jį, pakeiskite garsą, važiavimo režimą ar kitas funkcijas. Arba galite naudotis 15 colių įstrižainės lietimų jautrių multimedijos ekranu. Skaitmeninį prietaisų skydelį galite nusistatyti pagal save.